Sveiki, naujas objektas. Nusikasinėsim velėną, po to juodžemį, nes šitoje vietoje bus aikštelė. Reikia nusiimti visą gruntą. Ir po to pilsim smėlį, žinoma. Čia visur visą tą plotą kasimės. Mūsų komandą sudaro 3 žmonės. Tai aš, Mindaugas, kolega ir pagrindinis meistras, viršininkas Andrius. Na, kamera dabar padėta žemai, nes tą dieną buvau pamiršęs pasimti stovą. Tai bet matosi kaip dirbam, matosi darbo progresas. Ekskavatoriukas dirba gerai, kad ir kinietiškas, paprastas, mechaninis. Svarbu nepamiršti gerai sutepti ir tarnaus. Na ir tas žemės verčiau šalia palei tvorą, ne prie pat tvoros. Fiskaras su kaušu atvažiuos, susikraus ir išveš. Ganėtinai sunkiai kasasi, ganėtinai kieta žemė. Dėl darbų kainų tikrai nieko nesakysiu, nes kad nesuklaidinčiau, nes po metų jeigu žiūrėsit, gali būti visai kitas kainos. Taip kad geriau parašysiu raštu ar į komentarus. Apie 2,5 valandžikės ir iškasta. Na ir ką, smėlis atvežtas, eisim vežti smėlio. Čia atvežė apie 7 kubus. Na ir pasiruošėm terasai smėlį, kad būtų jau gautas tam tikras aukštis. Susitrambuosim, pasiruošim vietą poliam gręžti. Štai va čia va gręšime polius. Nivelyras sukasi. Šiaip visai geras nivelyras, rodo ganėtinai tiksliai. Rodo taip pat tiksliai kaip ir tie brangieji nivelyrai, po 6-700. Šitas kainavo apie 300. Maišosi betonas. Vežam. Tiksliau aš vežu. Čia jau nebe aš vežu. Nu va ir užpildom polius, įdedam armatūrą ir visus polius taip užpildom. Dėl polių negaus sėsti laiptai, betonas ir visa pakopa. Na ir čia matote, kaip vežu smėlį su geruoju dumperiu. O geras todėl, kad labai gerai dirba. Dirba kaip 5 žmonės. Ir nereikia mokėti algos. Tik reikia pilti benziną, tepalą. Superinis daiktas.
paveža 3 karučius vienu kartu. Su kaupu gal netgi ir visus 4. Ir vėlgi, vat, gerai pratrampuoti. Mūsų trambuotė dabar yra 200 kg. Na ir štai, pradėjom statyti trinkeles, tiksliau meistras pradėjo statyti jas. Susistatom ir daugiau nieko negalim daryti. O ir Saulius atvažiavęs aplankė mus, bet jis dirba atskirai, kitam objekte. Na ir štai veža betoną, pasibaigiam, susistatom trinkeles ir važiuosim namo. Na, čia jau kita diena, braukimės jau terasą, betono mišinį maišėmės labai paprasta. Vienas cemento maišas ant maždaug 3,5 karučio. Labai geras mišinys. Ypatingai kieto netgi ir nereikia čia daryti šitoj vietoj. Į apačią ir dedas ir tinklas. Vat ir pradėjom dėlioti. Tiksliau meistras dėlioja, mes nešiojam. Pasiskirstėm darbais, vienas nešioja, kitas dėlioja, o aš užpjaunu iš paskos. Labai greitai vyksta darbai. Turiu pasidarę savatarpį matavimų įrankį, su kuriuo galima labai greitai ir patogiai atmatuoti, kiek reikia atpjauti trinkelės. Labai geras daiktas, sutaupo laiko. Na ir šioje vietoje jau pradėjome pilti smėlbetonį. Smėlbetono normą darome labai paprastai 5 šiupeliai žvyro ir trečdalį šiupelio cemento. Pati ta norma.
Na ir mes su kolega pradėjome braukti. Nusibraukėme, ką nubraukėme, metame į šoną. Smėlbetonio pagrindas toksai būna gana standus, toks gana pakietėjęs, kietokas, taip pat nebijo apkrovų. Ir aišku, jeigu pagrindas padarytas gerai, tai tas smėlbetonio pagrindas niekada nesulūš ir neištrupės. Na ir va, kaip šauniai mes nubraukėme su kolega. Taip pat kolega atveš trinkelių. Viena šita eilė sveria 260 kg, bet su tuo vežimu tikrai tiek nesijaučia. Na ir jeigu švyro reikia trūksta labai nedaug, tai atsivežame patys. Aš tik vos spėju nešioti, meistras vos spėja dėti, o kitas kolega vos spėja vežioti. Greitai ir operatyviai vyksta klojimo darbai. Trinkelio pavadinimas yra Prizma 6, be briaunų, aštriais kraštais. Kaip matote, visur yra armatūros. Ir parsivežime skaldelės smulkios, pasipilsim palei tvorą. Peršluojam pirmą kartą. Gerai peršluojam. Po to nutrambuojam. Ir antrą kartą dar kartą peršluojam. Gavosi apie 60 kvadratų. Čia su terasa ir aikštelė. Užtrukom 4-5 dienas. Ilgiau gavosi, nes reikėjo palaukti, kol sučius betonas. Gal būtume baigę ir per 4. Bet labai gražus darbas gavosi. Na, o čia pernai daryta mūsų terasa. Jau metai laiko. Jokių problemų, jokių atšokimų. Labai gerai laikosi. Na ir va, praskleidėm skaldelę. Tikrai dabar gražiau žiūrisi. Ir padarėm aikštelę konteineriam. Ir ačiū, kad žiūrėjote. Susitiksim kituose video.